Labadiena, mėly klausytojai, čia laida Namai namučiai ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Kovinis šuo sukandžiojo šeimininkus Kauno rajone. Kovinis šuo užpuolė vaiką Kretingoje. Kovinis šuo apkandžiojo senutę Šiauliuose. Tokias antraštės žmonės skaito su siaubu, ypač jei kaiminystėje laikomas koviniu vadinamas šuo. Beveik visi tie šunys po patikrinimo buvo užmigdyti. O kodėl šuo puolė žmonės? Ar visuomet šuo kaltas? Kaip su juo elgėsi žmogus? Seimui pateiktas naujas gyvūnų globos laikymo ir naudojimo įstatymo projektas, kuris skelbia, kad Lietuvos Respublikoje draudžiami koviniai šunys, kovinių ir pavojingų šunų mišrūnai. Tačiau su tuo nesutinka gyvūnų globėjai. Taigi šią artimiausią valandą apie tai ir pasikalbėsime. Mūsų studijoje yra žinomas kinologas, instruktorius, šunų veisėjas, prityręs dresuotojas, kurio augintiniai yra pelnę daug prizų tarptautinėse šunų parodose. Tai Sergejus Gračiovas. Labadiena. Labadiena. Na, o telefonu kiek vėliau kalbinsime ir kitus pašnekovus. Taigi, kokias mintis jums sukelia tokios žinios, kai jūs išgirstate ar laikraštį perskaitote, šuo apkandžiojo savo šeimininkus ar kaimynus, na, iš karto kyla diskusijos, kas kaltas, na ir apskritai, kad reikia drausti koviniais vadinamus šunis. Kaip jūs visą tai vertinat? Man labai gaila iš tikrųjų, kad įvyko tokios, kaip sakoma, situacijos, kur teko patirti skausmą žmonėms, bet iš tikrųjų, didelis, kaip sakoma, skirtumas, jeigu žmogus neauklėjo tą šuniuką. Dažniausiai tai atsitinka dėl to, kad žmogus nedresavo, neauklėjo. Įsigyti yra paprasta. Nusipirkti taip, bet šuniukai, matot, kaip ir pavyzdžiui tose atvejuose, matyt, dažniausiai neįsigilinant į didelės aplinkybės, šuo gyvena 5, 2, 3 metus pas šeimininkus. Taip. Ir staiga visi sako, nei iš jo, nei iš to puolė ir apkandžiojo. Aplamai taip nėra. Iš tikrųjų, žmonės tiesiog nesupranta. Šiaip nėra taip, kad šunelis savo susimastų ir jisai kandžiasi. Arba šiaip jisai prieš tai turėjo būti kažkokia situacija, kad turėjo, reiškia, įplaukų. Pagrindinė problema tai yra šunų genetika, aš taip pasakysiu. Nes jeigu šunelis yra gimęs būti gerojo, ta prasme, yra tokių šunų, tokių veislių, kurie nepuola, ta prasme, labradoras. Iš jo apsauginį šunį nepadarysi. Yra tokia neteisinga nuomonė, kad žmonės, reiškia, sako, kad iš bent kokio šunio galima padaryti agresyvų, jeigu yra noras. Aš kaip dresuotojas tai galiu paneigti. Tai netiesa, šunelis, kuris yra piktas, jau geras nebus, jeigu jis yra iš tikrųjų gimęs. Čia tiesiog toliau dresūros klausimas, kaip galima tą agresyvesnį šunelį sutramdyti. Ir klausys dėja tik tai tą žmogų, kuris su juo dirbs. Jeigu paprasčiausiai, jeigu vyras dirba, ta prasme, šeimoje su tokiu šuniu, kuris neturi tokios psichikos geros, tai klausys tik jo. Jeigu žmonė nedirba, tai ir neklausys. Taip pat yra atvejis, kai žmonės tiesiog tokį, gal pusiau išauklėtą tą šuniuką atiduoda tokiems žmonėms, reiškia, giminėms, kai išvažiuoja kažkur tai uždarbiauti arba tiesiog išvažiuoja keliauti, nepalieka šunų viešbučiuose specialiuose. Su tokiu šuniu toliau yra problema, žmogus tiesiog, kuris nematęs, neauginęs tą šuniuką, jisai automatiškai, reiškia, jam neturi klausytis ir plus tas stresas patirtas nuo to, kad pasikeitė sąlygos, dar kažkokie reikalavimai iš tokio žmogaus, kurio jisai neprivalo klausyti ir yra konfliktinės situacijos, dėja, šunelis, kuris turi polinkį kandžiotis, dėl įvairių priežasčių. Tai ir yra tokios atvejos iš tikrųjų, kaip ir buvo. O ar norite pasakyti, kad galima šunis skirstyti į kandančius ir nekandančius? Iš tikrųjų, aš galiu pasakyti taip, kad yra veislės nustatytos, reiškia, Tarptautinė kinologijos organizacija FCI, 10 grupės. Ten yra ir tarnybinis šunys, ten yra ir dekoratyvinis šunys, terjerai, medžiokliniai ir panašiai. Tai kadangi prieš daug metų tie šunys nebuvo laikomi šiaip dėl grožio, kaip dabar, reiškia, jeigu jau medžioklinis šunelis, tai turi atnešti, reiškia, tokį praktinį naudą. Jeigu tai yra tarnybinis šuo, turės saugoti. Jeigu jis yra aviganis, turi ganyti avis. Taip ir atsirado šitos veislės visos, automatiškai tie šunys, kurie buvo išveisti kažkokiam, jie turi savo charakterį. Žmogus prieš perkant šunis, jisai turi pasitarti su kinologais. Nes kadangi dauguma perka dėl išvaizdos, patinka internete, pasižiūrėję, koks grožis, oi, fainas. Ypač mažučiai visi jie mėly. O, mažiukas aplamai negali atsispirti, važiuojam, draugai pažiūrėsim, tik tai pinigų turi biškiai ir automatiškai nusipirka, kada negali atsispirti. Toliau gyventi žmonės pagal charakterį.
Gerai, jeigu žmogus dar perka veislinę, tas dalykas yra būtinai, reiškia, turi būti, kadangi tie šunys, kurie yra veisiami pagal, reiškia, kilmės dokumentą, kadangi veisėjas, jeigu jis yra geras, patyręs veisėjas, jis tikrai išmano, kas yra tėvas, kas motina, kas močiutė ir tas sveikesnė linija ir sveikatą tyrė ir viską. O tie šuniukai, kurie nusipirkti yra be dokumentų, dėja, niekas nežino, kas yra tėvas, motina. Ta prasme, netgi mieste vienam gyvena tie šunys, nesvarbu kokios jie veislės, jie tiesiog susikeria, tai gali būti ir jo brolis su savo sesė, tiesiog skirtingos rajonas, jie pat puola taip, kad tiesiog labai arti gyvena ir davai susikergiam ir viskas, noriu šuniuko, ten žmogus sako. Ir tai gali būti irgi dėl tokio incesto, labai stipriai gali būti kažkokios problemos irgi, ir psichologiškai, ir su sveikata irgi. Tai, aš nesu prieš šunų, kurie neturi dokumentus. Aš esu prieš veisimą be dokumentų, kadangi tai nėra, reiškia, kontroliuojama. Žmonės tiesiog, ne visi turi patirties. Jiems tiesiog atrodo, pasaka, turiu kalytę, davai pakviesim patinuką, turėsim tų šuniukų, tai atrodo labai gražiai, žmonės, kurie perka, kažkur atvažiuoja, žmogus sutvarko butą, jau ten viską išplauna, gražiai, ateina, glosto šuniukai, laksto, atrodo, taip ir turi būti. Taip, kiek tai yra darbo. Kiek šuniukas, jis jam reikia kažkur gamtis reikalas padaryti, viskas yra taip ir nėra taip labai jau grožinis. Dabar, kadangi mūsų ir tema daugiau apie tuos šunis, kuriuos, tai pavadinkim, jūs sakėt, kad jų net negalima taip vadinti koviniais. Daugelis žmonių apskritai mano, kad tokie yra nereikalingi. Aš suprantu, tarnybiniai, jie turi tarnauti, galbūt muitiniai, policijoje, ar ne, tarnybiniai šunys. Dabar tokie koviniai. Tai ar jie reikalingi, ar reikia žmonėms keisti nuomonę, ar iš tikrųjų tokias veislės reikia naikinti, nes jos iš principo agresyvios? Aš galiu pasakyti, kad aplamai, jeigu jau kalbėti, reiškia, apie kovinį šunis, tai aplamai pas mus Lietuvoje nėra kovinių šunų. Gal čia skamba taip kažkaip biškai vienas kitą prieštaravimą, bet iš tikrųjų kovinis yra šuo skaitosi tas, kuris kovoja. Lygiai taip pat kaip medžioklinis šuo eina į medžioklį, tai jis yra medžioklinis, jeigu tai yra tarnyba vokiečių aviganis, tai turi tarnauti, jis yra tarnybinis. Kovinis yra šuo tas, kuris kovoja. Kadangi pas mus nėra užregistruoti jokių, reiškia, bylų policijoje, kad buvo suimti žmonės, grupuotė kažkokia, kad tai totalizatorius, atvažiuoja žmonės, ten duoda pinigus, stato, kovoja šunys ir panašiai, vadinasi, mes negalim teikti. Man nepatinka tas žodis kovinis. Jeigu jisai buvo kažkada panaudotas prieš, reiškia, jeigu mes kalbam apie amerikiečių Staffordshire Terrierą, reiškia, prieš 1936 metų, tai čia buvo dar pitbulė, iš jų buvo išrastas šitą veislė, jau nuo 36 metų, virš 70 metų, 80, jau tas šuo sėkmingai nėra kovinis, neleidžiamas į kovas, jis tiesiog yra kompanionas, priskirtas trečioje grupė FCI kaip terjeras, jisai yra nekovotas. Jeigu tiesiog paprašiau liaudėje žmonės, kovinis, parodu, paprašiau tada žmonės. Tiesiog, šiaip aš galėčiau pasakyti, kad aplamai tas draudimas, jisai iš principo, bent koks šunelis, jeigu kuo daugiau uždraudi, to daugiau yra spaudimas ant to, kad aš noriu vis tiek įveisti ir panašiai, jūs man nieko neįrodysit, vis tiek jisai paslapčia kerks. Tų šuniukų turės yra tokių žmonių, bet aš sakau už tai, kad turi būti kontrolė. Kiekvienas šunelis turi būti čipuotas, nesvarbu, tai yra veislis ar neveislinis, kad jeigu neskasti gali, aš galiu kaip dresuotojas pasakyti, bent koks šunelis, tiesiog arba stipresnis tas įkandimas, arba nestipresnis. Vat ir tiek. Taip. Ir reikia auklėti vėliau tokį šunį. Taip, apie auklėjimą, apie dresūrą mes taip pat laidoje dar pasikalbėsime. Dabar praėjusią savaitę Seime ketinta svarstyti gyvūnų globos laikymo ir naudojimo įstatymo projektą. Tiesa, po įvykių su Snoro banku svarstymas buvo atidėtas. Naujojo įstatymo pavadinto Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymų projekto straipsnyje viename iš jų skelbiama: Lietuvos Respublikoje draudžiami koviniai šunys, kovinių ir pavojingų šunų mišrūnai. Apie tai daugiau žino Seimo narys Petras Auštrevičius, kuris vadovavo darbo grupiai ruošiant įstatymo pataisas. Labadiena, ponia Auštrevičiau. Gerą dieną. Pirmiausia, kas inspiravo tą įstatymo pakeitimą? Matyt, gyvenimas ir gyvūnų laikymo srityje nestovi vietoje. Iš tikrųjų, matome, kad vis daugiau žmonių laiko gyvūnus, įvairiausius beje gyvūnus, kurie netgi dažnai net nepriskiriami naminių gyvūnų rūšiai. Tačiau didžiulė sklaida gyvūnų, taip pat
situacijos, kuomet manome žmonės netinkamai elgesi su gyvūnais, nesupranta savo atsakomybės vienok laikydami gyvūnus namuose,